Vytautai, aš turiu tau klausimą. Taip, klausau. Kas tavo mašinai negerai? Viskas gerai. Tikrai? Taip. Ar tikrai? Kadangi tai yra morka, tai tikrai yra viskas gerai. Bet jau šviesu, mes jau turėjom išvažiuoti prieš valandą. Atsikėlėm laiku ir viskas buvo gerai, ką buvo padaryta, tvarka daroma, viskas buvo čikiai. Mergos knisa protą. Jos nieko nesako, jos parodo. Morkos ekipažas šiandien apsikeitė vairuotojais. Merginos irgi išsibando kopas. Kaip kur jūs esat? Normaliai. Nu, iki pirmo kokio čiūdo pavairuosiu, nes visai įdomi. Sėdim. Tai yra C taškas. Važiuojam į D tašką. Nu va. Įvažiavom, pravažiavom nemažai kopų. Šiek tiek mažai įsibėgėjom ir užstrigom. Dabar laukiam Morkos ekipažo, kad mumis su gerve biškį patemptų. Atvažiavo Morkos ekipažas mūsų banginį ištraukti. Truputį neįsibėgėjom, bet pabandysim iš naujo pakartoti įsibėgėjimą. Lipo. Nežinau, šiaip dar nėra labai šilta, ar ne? Ne, aš ką tik norėjau sakyti, kad labai nešilta. Realiai gal kokie 15 laipsnių. Atrodo, dykuma turėtų būti šilta. Bet kol kas tikrai nešilta. Realiai jau čia, žinai, kiek pastrigė, jau kokį pusvalandį. Šitie matyti? Ir visada atsiranda šitų vietinių marokiečių, kurie siūlo savo įvairias paslaugas. Gali padėti iškasti, gali pastumti, pareguliuoti. Tai aišku, visa tai nėra nemokamai. Ir dabar ateina pas mus, sako, jau sakys to jau, kad gal reikia pagalbos. Hello, brother. Back, sakė. Tu su tais turbanais, tai... Norėtum tokią vyrą? Bet aš nenorėčiau tokią vyrą. Geriau tie mūsų realistai, ne? Tie vietiniai geriau, mūsiškiai vietiniai. Back to other side. Turn. I wait for our friends. Pakabino gerai.
Šiandien įtariu visa tokia diena. Mes merginos peškute, nes norisi gražių vaizdų prigaudyti. O mūsų vyrukai šiandien laimingi. Smaginas. Va, tiek smėlio. Aš galiu čia užlipti? Gali, bet galvo kaip išvažiuoti. Coño. Kažkam kopas pramoga, o kažkam rimtas iššūkis. Kažkaip duobėjai vienoji sukuosi ir nebeišvažiuoju. Tai sakyk, bandysiu padėti. Nu, kol kas dar sukuosti, žiūrėsim. Jau 15 minučių kokį, jei nedaugiau bandom išvažiuoti, bet niekaip. Thank you! Parlėkėm nuo kopos ir vos neįskridom čia į tą daubą. Tai mažai čia tų juokų iš tikrųjų. Nežinau iš tikrųjų, kur važiuos Justas, bet renkasi kitą kelią. Tai kas iš tikrųjų didžiausi iššūkiai kopose, tai kai tu užkyli į kopą ir nežinai, kas tavęs laukia tenai. Tai širdį muša, truputį stresas, bet, fantastiški vaizdai. Vedam kitą tašką. 3-1. 3-1, 0-4, 0-2-1. 0-4, 0-2-1. Taip, 0-3, 5-9, 8-4-8. Paėmė mes tą tašką. Tai linkim sėkmės, Morkai. Va, taip. Sėkmės snaigiai.
truputį įsėdom. Tai vietiniai patarė, kad reikia nuleisti dar labiau padangų slėgį iki 0,8. Tai bandom taip ir padaryti, kad galėtume nekasti, o patys išvažiuoti. Tai pažiūrėsim, bet atrodo pusę rato. Sėdim. Morka mūsų traukti nenori. Kaip nuotaikos? Gerai, va, žiūriu į draugą, strigusi, rankos kišenėse. Bet gal ir patys išsikapstysim. O kiek dabar buvai prisipūtęs? Virš vienos atmosferos. Tai va taip ir sėdim toj Saharoj. Laukiam, kol išsikasim mašiną. Justas dirba. Vienas dirba, vienas žiūri. Kol kas kasimo įgūdžių parodyti dar neteko. Bet manau, kad tikrai teks, jeigu ne šiandien, tai rytoj. Tai tas vietinių patarimas gal ir yra teisingas vis dėlto. Tai toks rezultatas, kad jeigu nežinai kaip išvažiuoti, paklausk vietinio, tai patarimų gavom ir snaigė jau pas Morką. Tai va tas ir yra. Pas manęs galios stipriai trūksta. Taip, savas galios yra ir dar plus nusileidai, dabar turėdama. Wow. Kol kas nežinau geresnės mašinos vieną. Apart Fordo. Čia daugiai susimėlio, nieko. Ne, tai, žinai. Mėgavomės dykuma, ant kiek pilni batai yra smėlio. Realiai galima kas 5 minutės kratytas. Jau kažkur painė. Bet šiaip viskas labai gerai. Nu šaunuoliai, madoksai. Jau kaip dykumų velnėje girdi. Jo, tikrai, dykumų šunis. Coba. Semut. O, pasidalinu. Pažiūrėk, kiek rodo galinis kairys ratas. Jaučiuosi batose ne vienas. Surinkom visus taškus, pavyko visus taškus paliesti dykumoj. Pradžia buvo sunkoka, bet mums pavyko. Tai pravertė vietinių patarimai. Nusileidom labai smarkiai padangas ir nepanaudojom nei karto, nei kastuvų, nei trapų.
draugus? Liūdėm. O! Žiūrėkės, kaip paėmės. Ai, na, žiūrėk, kaip dabar toli lysti. Taip. Vas ir buvo. Tai va ten, prie palmės. Geriau. O aš ne tik... O tau gal vatukai šolę auginu. čia Afrikoje rankos šalą, kad tu su tom pirštinėm ir pirštinėm? Šalta, žiūrėk, šalta. Šalta, ne? O aš kišenėse laikau. A, nu va. Bet, nesušalta. Šalą vyrai, žodžiu, rankas. Šiandieną truputį atsiliekam nuo laiko, kaip visada. Kol aš pietukus tramsnuoju, šturmanas vairuoja. Taupo laiką. Nelabai man čia tą miestą patinka, nes čia nieks nesilaiko jokių taisyklių ir stengiuosi ir aš prie jų pritapti. Atvažiavom į užduoties tašką, reikėjo prisiduoti į šitą garažą. Tik mes turime iš čia paimti būtinai štampą. Štai gausim 4 taškus. Labai? Kadangi rytoj laukia stage'as diena, beveik visiškai off-roado, tai reikia prisipilti kiek įmanoma pilną kūro baką, sarpyklas, nes degalinių turbūt nelabai ir bus įsidėta. Gerai, pinigų reikia. Na, pagaliau bivake, pradavinėjom atsakymus užduočių ir einam įsičekinti, kad grįžom. Tai parodysiu, koksai gražus šiandieną yra bivakas. Čikagoje. Tiek ir te matyti, kad čia yra iš tikrųjų esam tarp kopų. Ir rytoj ryt kartosiu video. Na ką, pavyko grįžti mums po 10. Plane buvo tik tai greita vakarienė, dušas ir lova, bet važiuojant jau visai netoli išgirdom garsą ir supratom, kad yra kažkas važiuoklėje, tai lūžo stabilizatorius ir dabar mes įkeičiam ir kol jo nepakeisim, negalim nei tiesti palapinės, nei tvarkytis kitų reikalų. Darbuojamės. Labai fainiai yra akumuliatoriniai suktuvai. Reikia rankom sukti, daug greičiau. Man nepatinka, kad yra. Kas te patinka? Kad yra tepalas iš granatos išbėgęs. Ai, yra tik tai numalt. Tai viskas okei. Štai taip atrodo naktinis po kopos pasivažinėjimas kolegams. Paskutiniai draugučiai grįžta.
Neaišku, smėlių neprivarė. Naktiniai reikalai. Kas stato palapinės, kas remontuoja mašinas, Mes iš pradžio sakom, kas valgy daro. grįšiu, pavalgysim, išsimaudysim. O dabar jau ant galą važiuojant, nebenorim nei valgyti, nei maudytis. Miegoti. Lažinamės, iš taškų. Kas daugiau tų taškų yra? Ką darysi čia su ta dobelė? Tulikas bus tavo? Įveikėm Dakaro trasą. Išgelbėk draugą!